Sveiki, šiandien užsiimsim fendo remonto darbais. Kaip buvau minėjęs, kai patrešim laukus, tada pradėsim tvarkytis senąjį fendą. Reikia ten prasiardyti ir pasikeisti toks tarpinis, nes praleidant į frizą, to pač pakeisim visus tepalus. Nu, vakar tėvuks darbavosi, parvažiavo, nes biški sulūžom. Iškrito varžtai, čia ne ir skirti. Galinio volo valytuvai. Valo volą nuo žemių. Tai dabar bandau surasti kažkokiu tai varžtu. Reikia žiūrėti, kokie čia tinka. Tas kaip per kūts biški būtų. Čia 12 bus greičiausiai. Iš vienos pusės 2, iš kitos 2, 2. Čia tą suveržu, kitoj pusėje dar peržiūriu, jį dabar tikrai geriau atvalys vėl tą žemės, tas plokštėlis pritraukiau prie pat volą. Iš pradžių galbūt truputį garsų, bet labai greitai nusitrins ir gerai bus. Bandom tada fendelį truputį apsitvarkyti. Daug čia nereikia tvarkyti, bet vis tiek truputį reiks. Aš žiemą pamačiau, kurinam čia pradėjo leisti antifrizą. Man pernai metais, jau realiai vos ne kelius metus leisdavo antifrizą ir aš vis dar pilinėdavau, nerasdavau kur. Jau buvau pagalvojęs, kad put lauk tiesiog išput per išsiplėtim kokį bakelį. Galbūt, kad jau motorui kažkas negerai yra. Nu, pasirodė ir kitur problema. Ir tai jau pat mes pasižiūrėsim. Nesuprast, šiandien to oro atrodo ir šilta, ir šalta. Visaip čia. Aha, ta navigacija čia biški dabar. Tie laidai maišytų. Gerai, pasitraukim. Atsidarom kapuotą. Tiesa, nelaik cilindriukai. Vat reiks man užsakyti naujus cilindriukus. Visi gatavi. Opa! Jo, cilindriukai nebelaika. Teks keisti. Šitai varo. Va. Nu, darbelę turim čia. Skaityk, reik viską pasileisti. Visus mamsdėlius. Čia užteks jaučiu. Čia atsisukti, čia kaip kuro vamsdelė eina. Jo. Nu, kuro čia ir teisingai. Nu, turim darbą. Supratote, ne? Šiandien mes, aišku, čia neįveiksim greičiausiai. Bet pasistengsim kažkiek tai apsitvarkyti. Okay. Nu va. Dabar reikia viską atsijunginėti. Nu jo, apžiūrėkim filtrą kuro, kaip atrodo. Reiktų savo. Čia tepalo filtras ar kuro, kažin ir. Tiesiog juods. Ir dar skaityk, aš varau tą kurą per 2 filtrus. Nu, viduje dabiškai matos, kai išvėsesnis. Vis tiek filtravo jau, taip nebuvo, kad pateka jau tikrai nešvarus kuras. Bet kaip įdomiai, kokia ta selerka, pažiūrėkit, kokie pirštai palika kaip nuo tepalo. Va. Bet kaip įdomiai išsukau tą kurą filtrą. O, kas čia dabar? O viduje selerkas nėra. Kur palikta selerka iš to filtro? Nesupratau bairiaus. Dingo.
Nu, tepalo gal bent jau rasim. Kai to tepal čia niek ne. Viskas dinga, viskas subėga kažkur, niek neblieka. Gal čia jums nelabai matos. Šiaip galėčiau, kad galvas pafilmuoti. Irgi toks variantas. Gal surinkimą pafilmuosim. Va, tada aš pratęsiu toliau čia tų sardymo darbus. Gal aš čia dabar tiesiog nebesifilmuoju. Kai jau bandysim nusiimti tą visą kerą, tada vat ir pasifilmuosim, pasižiūrėsim, kaip čia man seksis atplėšti. Ir paskui surinkimą gal labiau nusifilmuosim, gal užsidėsim galvos kamerą, iš ten geriau matysit, arba kažkaip iš čia pasirišti reikės. Nu, pasižiūrėsim. Aišku, noris, kad jūs kuo daugiau pamatytumėt to veiksmą, o ne tik man vieną galvą žiūrėtumėt. Gerai, dabar kaip ir viską toj vietoj atsijunginėjau. Vamzdžius pasitraukiau, kiek buvo įmanoma. Da šitą reikia atsukti. O! Ach, tu matai, kokia čia sistema yra. Na, va, matot, kiek šitai viskas ir man bėgia, jau praleidinėja tepalus. Ir antifrizą, viską čia man jau praleidinėjo. Vakar dingdavo po biškį tepalas ir antifrizas. Čia kaip kabūna Audi Q7, tais ką tvarkiau irgi. Ir tas tepalo aušintaus, viskas vienai krūvai. Tokia pati čia nesąmonė. Va, į tą tarpinę ir sumedėjusi. O kiek metų jau, ne? Tai va, šitai stovi tas visas korpusas, kur prisideda neprišuona. Čia kažkoks yra tas, kaip tepala, kažkoks aušintaus, nežinau kas čia. Kaip ant vadinas, ne? Kas pats ir į mašiną stovi, ne? Tai čia irgi mes atsisuksim ir pabandysim pasikeisti viską. Grinai čia toks pat kaip mašinoje kastu. Viens prie vieną. Vakar apsivaliau, kiek jau buvo čia įmanoma, visus tepaliukus. Na jo, čia tikrai buvo tų nešvarumų nemažai. Parsivežiau tų detalių. Nemažai daug ką gavau iš Interkarsą ir likusias dalis pasiėmiau iš Iva Baltės. Tai va, ir šiandien pabandysim sulipdyti mes. Fendelį prikelsim vėl tada. tą tepalą aušintuvą išsiploviau, kiek jau buvo įmanoma, bet ten toksai jau ir ant ribos pakorėjus. Ir tas pats tepalas, kur praeint pro tą aušintuvą, tai jau pat aš atsinešiu jums ir parodysiu tą aušintuvą. Dabar va, turim tą aušintuvą. Ir čia ir tokie grioveliai vidai. Va, matot? Va, neina ratu. Ir čia šitai, toj pusėje aš matau užsikišusius tus kanalus. Čia bandžiau blemba išvalyti tenus. Bet to ne tiek, šitą ir užtukė. O antifrizas, kur einu, o tą pusę švaresnė, viskai gerai. Kainuoja tas radiatorius, tai man atšok fantaziją napirkti nuo 4 iki 500 eurų. Įsivaizduojat, už tokį daiktą mokėti, tai čia ir kosmosas. Kai galėt kažkaip sugalvoti, ten geriau čia praplauti. Na, kas čia dabar toksai slepas? O čia mes turim aušintuvą tepalą. Atsinešiau tik tokias replės. Bandau šiandien išvirti. O, girdite, kaip ant čia garuoja. Tik reikia gerai suimti, kad nesutaškyti. O šitaip da pabandykime. Visai pavarteliuosim, pavirsim. Dabar kokia technologija. Recept pasiėmiau iš ChatGPT. Tai va, jis pasiūlė tokį draugiškiausią būdą
į ką namus galiu rasti indaplovių tų tablečių. 3 suvariau į tą katilą, užkaitinau ir dabar verdam tą tepalo aušintuvą. Svarbu tik gerai suimti, kad nenusiplikit, čia paleisena blemba. Kaip man šnipšt. Girdit? Tai va, aš taip bandau čia išvirti tą tepalo aušintuvą ir žiūrėsim, koks gausi rezultatas. Apžiūrėkim, kaip verda mūsų aušintuvas. Skani bus sriuba. Gal jau neblikanu. Baigi išsigarinti vanduo. Tai jau pat praputam su kompresoriu. O, kur to, žiūrėk. Manau, tikrai dabar geresnis situation negu ką buvo. Užkurtins toksai šviesesnis palika. Panaudosim šalmą. Kuku. Čia tiesiog ir tuščias bakelis, nėra jokio skysčio. Aš panaudoju vietoj to šitai pistoleto. Va, nes neturi tokią storą angalį. Truputėlį šiandien dar pabandom pasirakt prie fendą, bet visai mes greičiausiai nesutaisysim, nes oras ir nekoks. Pradėjo lyti ir tas vėjas atsirado didelis. Vat reikėjo man į daržinę įsivaryti. Nespėjau iki to laikas susitvarkyti, pakol buvo graži orai. Tai va, ir nežinau, kaip jums čia parodyti, bet, karočią, tie tarpai dabar viskas išsivalė, jokių kalkių, niekur nebėra, viskas gražiai. Tai manau, tikrai neprašovėm, kad mes prasiplovėm labiau, negu aš ten vakar bandžiau su nefrasona praplauti. Tai šiandien tikrai, manau, geresnė situacija negu ką buvo vakar. Dabar, ką mes galim pasidaryti užkart čia vietoj. Jau kiek įmanoma susiraksiu aš čia, kad nereikėtų laukia. Šitą daiktą irgi apsiplovėm. Čia reikia dabar sudėti mums naujas gumelės. Viskas kaip išvaru gražu. Dedas 2 ilgesnės ir 2 trumpesnės. Tas mano tai jau tikrai buvo sumedėjusios. O tos tokios minkštos tarpinikės. Nedėsiu čia jokių tų purškalų. Niekam nereik čia. Panaudoju labai švelnų švitrinį popierių. Kokius čia turiu? P1000. Kaip tik. Aišku, tik reikia šlifuoti vontriam. Neprivarytumėm dulkių į vidų. Nors ant labai ir švelnus ir tų dulkių labai mažai. Dabar čia krent. Karočią, aš norėjau čia jums parodyti. Šitaip turi dėtis. Įstrižai bandom verštis.
Nepersistengiam, perveršt čia nereik. Tiesiog normaliai. Čia dar biškį reikia valyti. Šiaip man per tas vietas neleido antifrizą. Man va čia šitai praleido. Bet dabar jau reikia viską pakeisti. Su Rolanda, kad žiūrėjom, kad priklauso dar vieną gumelę. Nu šiaip dedas, bet realiai neegzistuoja. Naujas gumelis. Vieno didelio dedasi. O šitai ir labai svarbi. Man per tai praleido greičiausiai antifrizą. Pagrindinė ta. Čia pats darniausias darbas ir viską išsivalyti. Toliau jau čia nėra kas veikti. Ir ta gumelė pasirodo. Radau šiandien, buvau pametęs. Va, čia įsistato. Bet šiaip pana gera yra čia. Realiai neegzistuoja, bet tiesiog tą ertmę uždaro, kad vandens į vidų neprieitų. Dulkių, visko aišku. Nu va, šitas keras sutvarkytas. Daugiau čia niekur mes neįlysim į vidų. Neverta. Ką mes turim dar pasidaryti šaiką, pasikeisti generatoriaus dirželį ir kondicionieriaus. Va. Nes čia pakeisti truputį turim reikalų. Bet dabar mes turim geresnį prieėjimą, tai ko užkarti nepasikeisti. Kaip pasikeisti dirželį, šį metu dabar schemą galit pasižiūrėti. Na va, matėte, ne? Šiaip čia sudėtingo nieko neturėtų būti. Aš esu keitęs, bet labai jau žinai, daug laiko praėjo. Kai nupirkau šitą fendą, buvau keitęs, bet žiūriu, kad tas dirželis vėl toks pavargęs ir tai reikėtų pakeisti. Va, visas suskirdas toksai. Ir kas durniausiai, įsuk generatorių, kuro pompą ir dar kažko turėtų sukti. Jeigu jis nutrūksta, viskas, užkart traktorius užgesta. Ai, aišku, aš tai suk ventiliatorių, radiatoriaus aušintuvą. Na va, kiek visokių atliek funkcijų. Ir aš dabar kažkaip pabandysiu, išlupt lauk. Pabandom nusiimti pandiškės diržą. Čia, pavyzdžiui, dirželį, bent jau šitą išimti ir žymiai lengviau negu New Holland'e. New Holland'e jau reikia biškį pavargti, kas jau turit New Holland, žinot. Ten turim problemą su diržų priėjimu. Va, ir čia turim tą įtempėją automatinį, nesvarbu, kad jau traktorius sens, bet su navarotais. Turi šitai va įtempiklį. Ten žemiau yra va toksai, kaip mašinom, tiesiog įkišim triščialką, paversim į diržą, atpalaiduosim ir nuimsim. Tiek čia tų varžtų. 4, man atrodo.
Tai va, žinosit, kaip reikia pasikeisti generatoriaus dirželį Fendui. Buvo atklausę manęs pernai, man atrodo, ja. Bet taip aš ir nebeparodžiau. O nežinau, pavyko pasikeisti ar ne. Aišku, kažkaip reikėjo pasikeisti. Nevažiuosiu be diržo. Reikia daugiau čia atsiardyti. Ir tada bus viskas gerai. Na, ištraukim šitą bliekos gabalą. O dabar jau galim bandyti va čia atsisukti. Kas čia daugiau mums maišo. Turim tokią fiškę galingą. Su diržėliais. Ir galim pabandyti nuspausti gražiai. Ir išimti. Va. Atsisukam. Čia reiks atsisukti fiškę. Pirma, reikėjo atsisukti va tą laikiklį, tada tik sparnuotę atsileidinėti. Galvoju, ko nereikės. Nebeatsimenu jau, praėjo nemažai laiko. Tikrai labai retai čia reikia mums keisti tokius daiktus. Čia buvau į guolius keitęs, tai pompai, reikėtų į dabar pasiklibinti, pažiūrėti, čia gerai yra tie guoliai. Man atrodo, timkenus buvau sudėjęs. Po biškį ir iškomplektuosim Fendą po detalę. Gal dar maišys šitą šlangą. Arba... Nežinau, kas čia bus. Jo, maišo ir tą šlangą. Nu, karoči. Čia radiatorius. Radiatorius, šlangą, jau. Kadangi mūsų radiks yra tuščias, tai mes galėtume mane atsisukti. Opa. Šlanga tušti, tai friza nėra. Čia dar biš kažkokį tepalą praleidiniai. Krūva reikalų pakeisti dirželį. Kondiškės tai labai lengva pasikeisti. Va. Ta paliekam taip tabaluoti. Nu, kas dar maišys? Ką dar reikės pašalinti tau iš kelio, kad tai ištraukti radiatorių, ne? Nepraeis, žiūrėk. Čia maišo. Galvojau, čia paimsiu, šardysiu, sutvarkysiu per dieną, čia niek čia nėra. Paėmiau šitą ir ištraukiau aš tą sparnuotę. Reikėjo biškį pasiknisti, tą šitai šlangą užsikišau toj vietoj, čia antifrizą, o interkulerę persikišau per tą šlangą, čia pasidėjau, tai tada ištraukėmės tą sparnuotę. Nu va, į dabą mes tik turim jau tą prieimą, normalų, va čia šitai. Nu čia reikia biškį smarvės nuspausti tą vietą. Ne, taip jau paprasta, tai pabandysim užsidėti didžiąją triščialką. Dabar tą dramblį bandom įsidėti. Ir tada mums reikia spausti į apačią. Spaudam į apačią, tada galim diržą nuimti. Reikia instrumentų didesnių.
Įmanoma yra, aišku, pakeisti sparnuoti čia neištraukus. Bet aš nusprendžiau, kad reikia išimti. Man geriau. O jūs darykit, kaip jums geriau. Va. Kai mes esam viską čia atsiardę, tai kaip gali dabar to diržo nepakeisti, čia būtų nesąmonė. Gavos iš vieną remontą pusfendai šardims. Ir dabar apžiūrėkim tą dirželį. Šakės jau vanam ir, o, vis sutrukiniai šitai. Į tą kuro normą galėjau vanam šokinėti. Nu, tikriausiai, kad tokį turim dirželį. O šiandien jau ir penktadienio vakars mes tikrai nebegautumėm to dirželį kitą. Pabandom pamatuoti. Tas pats ir yra. Na, taip, štai vykstas uždėjams diržą. Pamiršau, kaip nuėmiau, tai dabar pasižiūriu ir uždedu. Ai, tai ne taip šitai. Padaręs, kad aš ten užkart į apačią nuvariau tą dirželį. Nieko. Gal matysis jums kažkiek, aš einu iš kitos pusės įtempu ir generatoriaus uždedu. Vo. Šitą įstatysim, šitą daiktą persukam. Reikėtų turėti tokį nejudantį. Pas man sito šarnyrinis tas prailgintaus į blogą ir neturiu aš tokį trumpą. Arba kumpą reikėtų iš vis turėti tokį. O. Liuks. Norėjau pasakyti vieną žodį, bet nesakysiu. Kaip palengvėjo. Vo, turim naują dirželį. Kažkaip tie kondiškas dirželį anam išsitampo greičiau. Ir pradėjo to jau cypti. Bet aną čia galim pakeisti nesunkiai. Dabar šaltas oras yra laukia. Žiūriu, greit išsikraunu batarkę. Nes jeigu mes nenušveisim, trukdys prisukti. Ir gal vėl praleidinės paskui. Dar ką būtinai reikėjo nusipirkti. Naują tą movą tokią, kur sujungtus du korpusus į krūvą. Na ir anim čia ir bėda. Va, ta mova, o sena, kur į sena? Ei, nežinau. Ai, šitą. Šitą ir senoji, va, nulūža tų salnikų laikikliai. Va, turbūt va čia šitai tokias briaunėlius manų nebėra. Na čia nu į bėdą matyti. Ir da ypač kai nori ištraukti, nebein ištraukti. Aš nežinau, čia gal iš vis kokių tepalų netepti realiai. Čia užsidėta šitai
Paprastas žiedėlis, oringas. Va. Čia nebus originalai. Nemanau, kad reik dėti originalius. Tikiuosi, eis iki be tepalo. Nu kaip, aš manau, kad mes čia galim bandyti įsikišti. Gal ir neit be tepalo. Kažką reikėtų patepti. Gerai, bandom įkišti. Patepėm, nes sausai čia nelenda. Reik tepti. Reikia užkarti. Reikia čia patepti jau čia. Reikia visur aptepti. Po biškį. Jau užkart įkišom. Čia jeigu netepsiu, nevažiuosi. Reik būtinai tepti. Kaip ten ir šaika su tais tepimais. Dava, bandom tą daiktą prisidėti, pagrindinį. Norėčiau, ką jūs matytumėt. Nesisek. O, ir įlindo. O dabar reikia prisukti. Prisisuk šį vakarį viskas. Reinu namo. Rytoj tada jau tikrai pabaigsim. Jeigu labai stipriai nelys. Nevai bus traktoriaus širdelė aptvarkyta. O čia realiai toks probleminė vieta yra. Atsukau, su to į priveršų. Nereik čia persistengti. Atėjau šiandien truputį pasidarbuoti prie fendą. Bet turim blogą orą, pradėjo lyti. Pasiskaičiau intikę, kad tas man mikrofonas nelabai atsparus vandeniui. Tai, kad nesugadinti sistemas, greičiausiai truputį gausim pristabdyti filmavimus. Arba aš jums parodys tik tais etapėliais, kaip jau čia man seka surinkinėti. Dėja, kaip sakant, neišeis jau parodyti grinai kiekvieną žingsnį. Vat. Tai dabar aišku, ką aš bandau pasidaryti toliau. Susidėti kuro vamzdelius, susijunginėti visokias šlangas, laidus. Dar reikia užsidėti kuro filtrą korpusą. Po pirmą susirenku tą vietą, tada užsidėsim propelerį. Tą užšintuvą. Ir aišku, dar prie to pačiu paimsiu su voru, prasipūsiu radiką. Nes dabar turim labai gerą prieimą, geriau tikrai nerasi. Jo, ir pabaigs tad po biškį jau surinkinėti, o nufilmuoti jau nelabai išeis. Va. Nu ir aišku, čia labai sunku kažką jums ir pasižiūrėti. Daug mažiau supratot, kaip vyksta tas veiksmas. Paskui dar galvoju pasikeisti saloną pečiuką. Nu, reikia kažkaip pakeisti. Turim prikelti kabiną. Kaip pasakyti, jos daug čia nereikia mums pakelti. Truputėlį, manau, prikėlus turėtumėm tada pakeisti radiatorių.
Nes kai nėra šildymą, o dabar tie orai tokie šalti, tai kažkaip noris ir to šilumos. O ne vien tik tais kondicionieriaus. Jau kiek čia mes važinėjom, keli metai sujungtą šlangą, atjungę pečiuką. Tai jau rudenį, pavasarį vis tiek reikia pasijungtą šildymą. Ir langai to pat pradeda rasuoti, ir šiaip pačiam šalta pasidaro. Nu, kai nešilda traktorius, tai čia, nežinau, jau tikrai labai bloga situacija. Prisidedam filtrą korpusą. Išsivaliau jau kiek galėjau. Nu, čia per daug švariai nereiks, svarbu vidų apsivalyti. O ta išorė jau kaip jau pasiseks ten. Dar reikia užkart pabandyti vamsdėlį prasikišti. Nu, geriausiai ir užkart susimodeliuoti viską ir paskui tik tai susivaržyti. Nu, jeigu neleis pabiškį, mes čia pasifilmuojam. Atsimenat, sakiau, ką reikia nusipirkti ten 19 tą tokią triščialką. Nereikės dabar nors. O šitai va kaip nors prisuksim. Svarbu užsidėti dabar. Svarbiausia dalykas šaibą. Čia įdomiai pasiduot kuras per bloką. Priveržam. Gerai bus. Vėjas pradėjo kilti. Mes jau ilgai nebepasidarbuosim jaučiu. Šaiką biškį pastrigau su remontais. Čia buvo Velykos. Nieko nedirbau, nes per Velykas vis tiek kažkaip, negražu būtų buvę darbuotis. Aš taip jau nedarau, tik aš, priguliu, tai turi dirbti, ką reikia, tą dirbi. Bet remontai tokie, manau, gali palaukti tas kelias dienas. Ir dabar tie orai tokie labai negražus, vėjuota ir užėjant šitai lietus. Žadėjau aš tą vidausiką skelti 2 dalis, buvo užsiminęs lygtais per video, kai jau čia dariau. Bet žinokit, ką nebišeis. Greičiausiai padarysiu tik tais 1 dalį. Ir viskas. Dabar aš aną surenku, tiesiog aš nieko nebefilmuoju. Gal tokiais intarpais aš jums nufilmuosiu, parodysiu, kaip čia man sekas. Tas surinkims, šiaip jau aišku, esam nemažai apsirinkę, tos aušintus jau ir vietoj. Ką man dar reikia toliau čia susitvarkyti, iš tos pusės atsidaryti, užsidėti ventiliatorių, interkulerio šlangą sujunginėti. Ir dar visokių šitai laikiklių pridėti. Ir ką žinau, užpilsim dabar vandenį. Užkursim, prasuksim ir paskui bandysim prisikelti kabiną, pasikeisti pečiuką. Vakar prie fendą daug nieko nebenuveikiau, nes paliko šalta, užėjo lietus ir nusprendžiau, kad reikia stabdyti darbus.
pabėgau namo, ėjau aš dar jums video biškį pamontuoti, o šiandieną bandysim tęsti toliau darbus prie to remonto. Šiaip nebedaug liko iki surinkimo. Pakeisda tepalo filtrą, užpilti tepalus naujus varikliui, vandenį užpilsim, dabar ne antifrizą. Reikia prasiplauti sistemą porą kartų, pravaryti su vandeniu. Ir per kitą vidausiką keisimės saloną pečiuką, pagaliau pakeisim fendui tą pečių. Vakar dar pastudijavau, pasižiūrėjau, kaip man ten geriau pasikeis būtų tą pečiuką. Tai manau, kad mums pavyks. O šiandien turim užsibaigtą video, bent jau užsikurti fendą, jo, ir prasisukt biškį tą motorą, pasižiūrėti, ar tas tepalo aušintuvas nepraleidžia vandens ir kaip tas generatoriaus dirželis užsidėjo, kondicionieriaus, na, visokių va tokių dalykėlių. Iš tos pusės, kas mums liko, va šitai tą vamzdį sujungt su tą vietą. Čia šitai tas daiktas jau yra man įkonstruotas. Aš atsimenu, kai nupirkau tą fendą, ant turėjo tokį defektą, žiauriai dūmina, jį netraukia ir jis tokį garsą labai skleidė, tai aš radau toj vietoj kiaurą šlangą. Tai va, buvo kaip su defektu kažkada fendelis, bet man pavyko sutvarkyti teną ir pigiai išlaužyną nupirkau iš mašinos, pritaikiau tą plasmasę ir mes geriausiai čia važinėjom visą laiką. Šitai tą šlangą irgi sudės, bet ten jau sumedėja tokia. Jo. Va. Tai viską apsivalom dabar ir uždedam tuos daiktus. Rytas tai šaltas, žinokit, jau nėra šilumos jokios. Be pirštinių ranka šalta, jau būtinai turi dar būti su pirštiniais. Aš jau nelabai supratau tom pirštiniam, nu bet jau ką darysi. Reikia prisitaikyti kaip nors jau. Okay. Atšilimas, koks čia atšilims dabar? Užšalims čia dabar. Šalta. Toj vietoj tą šlangą tai reikia būtinai truopniai užsidėti, nes jeigu čia neuždėsi, nušaus tiesiog tavo. Šiaip kamutikai rimti, bet persistengti negalim. Na, toliau. Šitą šlangą. Čia mėnasi. Antifrizą. Pridedu šitą dar detalę. Sugrįžta mūsų remontai. Netikėtai. Aš manau, jau mūsų vidausikas eina į pabaigą, nes baigiam kaip ir suremontuoti. Viskas surinkta, viskas savo vietoj.
Užpyliau aš dabar vandenį pasibandymui ir to pačiu prasiplausim sistemą su vandeniu. Aišku, būtų buvo gerai distiliuotas vanduo, bet iš kur čia dabar pripirksto distiliuotą. Tieksi papras vanduo, nes ilgai čia mes ano nelaikysim ir pakeisim į naują antifrizą. Tai va, sistemą nesikaitim. Dar neužkursim, mes ano čia dabar. Einu aš dar papumpuosiu ir pabandom tada vėl kurti. Neaišku, nereikės tik tai skrauti akumuliatorių. Gerai, kad turim tą žvėrį pakrovėjį, tuo pat pajungsim ir pakrausim. Kaip aš prieš tai nepagalvau, ką reikia pajungti pakrauti. Nieks ano čia nekankins. Reikia prasuk gal kuro vamzdėlių, nes čia kitaip žiūriu bus neįmanoma jau dabar užkurti. Ir vamzdėlis. Čia turi pasirodyti celiarka. Tai pumpuoju, po kol biškį pradeda taškytis, tada užsukam vamzdėlius ir viskas. Ir paskutinis dabar bandėms ir kraunam akumuliatorių. Matau, kad čia niek nebus greičiausiai dabar pakalokum silpnas. O! Valio! Užkūrėm. Įspaudėm ir labai didelis. Kol kas lenkia rodiklę manometrą į kitą pusę. Nėra kitą pusę, bet tikrai gerai. Dabar šaika ir svarbiausiai, va, kad neleistų per šitą vietą. Ir čia visur, kad nebėgtų pro apačią. Čia buvo man biški tos elektrinių forsunkių pabėgę ir galau biški dabar apsipūsti, apsivalyti ir dabar vėl stebim iš naujo. Užkais variklis ir viskas išgaruos, aišku. Pakol kas tikrai ir neblogai. Jokių nematau praleidimų tepalo, visiškai, viskas ir labai gražu švaru. Variklio spaudimas ir geras. Prieš tai, aišku, buvo geras, bet dabar galbūt netgi dar geresnis, nes išplojom tą aušintuvą. Patys matėt, kokį mes tą būdą pritaikėm plaudami tą aušintuvą. Tai jeigu kartais galvojat išsiplauti tokius daiktus, galim panaudoti indaplovės tabletės. Tikrai galingas daiktas. Vat su kokia chemija mes plaunam indus ir paskui valgom iš jų. Ja, ir suėt viskas, kai tik, jeigu ilgiau palaikytum, suvalgyti ir tą aušintuvą. Tai va.
Ir manau, galėsim užsibaigti vidausiką. Čia mes daugiau nieko nebenufilmuosim, viskas jau vienas etapas įveiktas. Dabar liko kas? Biški man užkaitint motorą, nes reikia biški padirbti su to vandeniu, apeit visą sistemą ir paskui jau užsiimsim tuo pečiuko keitimo darbais. Eisim prie galą, bandysim kažkaip pasikelti kabiną, bet jau čia bus per kitą video, nes tas vidausiks taip jau toks netrums gavus, nebeverta mums čia tęsti vidausiką. Tai tiek tada šiam kartui ir susitinkam per kitą video prie Fenda užpakalio. Iki!